kažkuris, kad mano draugas, arba mano sutuoktinis, arba mano bendradarbis būtų pažemintas. Tai yra asmeninės atsakomybės už santykius prisėmimas, asmeninės atsakomybės už požiūrio apie kitą žmogų prisėmimas, kiek tai nuo manęs priklauso. Aš manau, kad jeigu mes ir šitą principą savo santykiuose įdiegtumėm, mes žengtumėm labai stiprų žingsnį savo santykių kokybės linkme. Vieną kartą pas rabiną atėjo žmogus, kuris labai gailėjosi, kad visą savo gyvenimą skaudino kitus, skleisdamas apie juos neigiamą informaciją, kalbėdamas ir lauždamas visus šitos principus. Jis norėjo paklausti rabino, ką jam reikėtų padaryti, kad jis galėtų atlyginti tą žalą, kurią jis sukėlė kitiems žmonėms. Rabinas jam sako, gerai, eik namo ir atnešk man pagalbę. Žmogus išėjo iš rabino džiaugdamasis, kad jo atgaila taip pigiai kainuoja. Padovanos rabinui pagalbę ir viskas gerai. Jis atnešė tą pagalbę, tačiau rabinas nepadėkojo ir nepasakė, gerai, tavo nuodėmė atleista, eik namo. Jisai paėmė tą pagalbę, perflešė pusiau ir visus tos plunksnas paleido. Vėjas buvo, pakėlė jas, išnešiojo, stulbuojant visur kitur. Rabinas atsisuko į tą žmogų, sako, dabar tu nueik ir surink visas tas plunksnas. Aišku, tai neįmanoma. Kiekvieną pukelį neįmanoma. Rabinas sako, tavo žalos taisyti. Tu nebegali taisyti to, ką tu padarei savo gyvenime, nevaldydamas savo lėšų. Tai, ką jūs išleidžiate, niekada nebesugrįš. Ir niekada nebepriklausys nuo jūsų valios sustabdyti, kažką pakeisti, kad ir ką jūs darysite, dažnai tai bus paskutinis taškas, kuris nulems visus santykius ir jų kokybę. Klausimas, netgi jeigu tuo atveju, jeigu santykius pavyktų išsaugoti, ar jūs būsit patikimas? Pagalvokite apie tai. Tai yra labai svarbus principai. Kaip ir sakiau pačioje pradžioje, aš nesiūliau taisyklių rinkinio, kuriuos reikia įgyvendinti pažodžiui. Aš papasakoju jums apie principus ir vertybės, kur tikėjo žmonės gyvena visuomenėje ir kultūroje, kurie santykiai buvo svarbiau už bet ką. Nuo kurių kultūroje, nuo santykių priklausė ir jų gerovė, jų laimė, jų netgi ekonominis, socialinis klestėjimas. Aš manau, kad iš tokios kultūros mes galime daug ką pasimokyti ir gyvendami galbūt šiek tiek kitoje kultūroje, bet pasimti iš ten tuos principus tam, kad mūsų santykiuose jie suvaidintų tam tikrą vaidmenį ir kartais suveiktų kaip prevencinė priemonė, o kartais tiesiog padėtų išsaugoti tai, ką mes taip ilgai ir tiek metų statėme rūpinamės. Aš tikiuosi, tikiuosi, kad tai, ką jūs išgirdote, jums bus pagalba ir jūs prisiminsite apie šitos dalykus. Taigi, pirmiausias dalykas – pasikartojame. Lūkesčiai. Neneikit. Nebėkit nuo to fakto, kad jūs nesat tobulas žmogus ir kad šalia jūsų esantis žmogus taip pat nėra tobulas ir nepriklausomai nuo to, kokius lūkesčius jūs turėsite jam, jis nebus tas, kuris pateisins juos. Nebus. Vietoj to ugdykite savyje atleidimą. Atleidimo kultūrą. Antras dalykas – avansu. Duokite, sverkite avansu, sverkite jo saikui, duokite jam daugiau, nei galbūt jums atrodo, kad jis vertas. Sverkite jo saiku, jam palankius saiku. Ir kai mes kalbame apie santykių vertę, kad jums jie brangus, kad jums svarbus artimi žmonės, nepaneikite čia pat šito jūsų pačių teiginio, savo santykius griaudami savo pačių liežuvių. Jeigu šituos principus, kuriuos mes spėjome aptarti per porą šitų valandų, jūs pabandytumėte įdiegti savo gyvenimą, aš garantuoju, kad tai smarkiai pakeistų jūsų bendravimą į gerą pusę. Tai be abejo neišgydys, nepadarys jų tobulų ir tai nebus kažkokia panacėja, nes per 2 valandas
neįmanoma šitų dalykų aptarti, įsigilinti. Ir dar yra krūva kitų dalykų, kuriuos mes dar galėtumėm šnekėti, kitų principų, kitų dalykų. Bet aš pasirinkau šitos būtent, nes aš manau, bendraudamas su žmonėmis, dirbdamas su žmonėmis, matau, kad tai kelia didžiausias problemas. Ir aš manau, kad tai bus jums naudinga. Tai tiek norėjau jums pasakoti šį kartą. Ačiū už dėmesį. Augančius vaikus ir saugotis socialinį šmeižtą. Tai įtraukti, kaip sakant, čia dabar yra mada, čia neįmanoma, jeigu įsprausti kažkokius merčiatai, kažkokį vieną Instagramą ar kažką, kur visi dalyvauja, kaip padėti vaikui paaiškinti, nežinau, ar nedalyvauja, jeigu dalyvauja, jie priima kaip žaidimas, bet paskui jie patys, netoli nuo to, kad būti kažkaip, apšmeižtama ar kažkaip. Ačiū už klausimą. Manau, mes visi esame realistai ir suprantame, kad absoliučiai apsaugoti neišeis. Mes gyvenam tokioje terpėje, tokioje kultūroje, kur be abejo vaikai bus įtakojami žiūrėti į santykius va taip, kaip mes esame mokomi šitoje kultūroje. Bet kaip ir visose dalykuose su vaikais, pats geriausias dalykas, ką jūs galite padaryti, tai yra parodyti jiems kitokių santykių alternatyvą savo pačių gyvenimą. Tai yra savo pačių pavyzdžių. Ir ypač, kai liečia juos pačius. Dažnai kyla konfliktai su vaikais ir ypač su paaugliais ir netgi su mažiukais vaikais, kuriuose jie nusižengia tam tikromis taisyklėmis arba padaro klaidas, suklysta. Tas pats vertinimas, žinojimas, kad be abejo jis suklys. Taip, jis vaikas, jisai suklys ir vaikas ir be patirties ir plius dar taip pat turintis tokią pačią nuodėmingą prigimtį. Taigi lūkesčių problema. Kitas dalykas, palankus saikas. Pabandykite jį, tiesiog nereikia jam ten sakyti, bet jūs savo požiūrį išsudykit gerai, pateisinkite. Seikite jam tą palankų saiką. Mokykitės atleisti jam, jisai jaus, kad jūs jam atleidžiat. Tai pradės formuoti jūsų santykius visai kitokius ir jūsų santykių kokybę, kai jūs naudosite šitais principais. Tokiu būdu jam tada atėjus laikui, kai jau pradės jisai sąmoningai rinktis, tai reikės pasirinkti. Jūs būsit padarę viską, kas nuo jūsų priklauso, kad jis galėtų pasirinkti teisingai. Teorinis aiškinimas apie tai, kad gal tu neskaityk šitų žurnalų, jis įmanomas iki tam tikro amžiaus, paskui jau jūs nebepadarysit to. Bet jūs galite tose situacijose naudotis, pavyzdžiui, iš pokalbių, išplaukiančiose situacijose, mokyti ir ugdyti tą, parodyti tą kitą pusę, kad galime į tą patį pažiūrėti iš kitos pusės, palankaus saiko pusės, atleidimo pusės. Galbūt jis ateis, paprašys pagalbos, kad jisai susipyko su savo draugu. Ir vėl palankus saikas, atleidimo kultūra, liežuvio valdymo kultūra. Visų šitų principų mes galim tiesiog taip bandyti jam aiškinti kaip vertybės diegti. Ir anksčiau ir vėliau tai duos tam tikrą rezultatą. Sakykit, o dabar tą palankų saiką, kaip suderinti, kaip tą žiūrėti į dabartinį vykstantį terorizmą iš islamo šalių. Jo, tam tikrą prasme labai geras klausimas dėl to, kad aš nesu specialistas, gerai dabar tiesiog gal taip atrodau, bet nesu. Kad tai yra irgi santykiai tarp krikščioniškos kultūros ir islamo kultūros. Ir kad ir kaip be pasižiūrėtumėm, tai yra dvi skirtingos kultūros. Ir vėl. Bet kažkas to žmonės vis dėlto verčia daryti tai, ką jie daro. Man atrodo, tam tikras principas, aš tikrai nepateisinu to, ką jie daro, bet aš bandau suprasti, kodėl jie tai daro, kas jiem rūpi. Tų visų eilinių teroristų galvose greičiausiai rūpi, pašaudyti duoda, dar kažką, viskas čia suprantama ir aišku. Klausimas, kiek mūsiškių iš gatvės sukviestum, duotum jam galimybę pašaudyti, kiek iš jų atsisakytum.
Bet yra kažkas, kas formuoja jų pasaulėžiūrą, kas formuoja jų ideologiją, kas jiems aiškina, kodėl reikia elgtis taip, kaip reikia elgtis. Ir man labai rūpi, kodėl šitie, ko jie nori, ko jie siekia, kad aš galėčiau juos suprasti, nes nemanau, kad jie, kaip pasakyti, tiesiog juos nubraukė teroristas ir su jais nieko, iš jų daugiau nieko negali sužinoti. Yra kažkas. Ir tas palankaus saiko principas greičiausiai būtų šituo atveju pabandyti suprasti, kas juos varo, kas yra jų varomoji jėga, kodėl jie tai daro. Tuo, kad čia mums Alachas atleis ir jie pasiteisina praktiškai tuo. Čia yra propagandiniai dalykai, kurie skirti įtikinti tuos, kurie eina su patrankom, žodžiu patrankų mėsa. Bet ideologija yra kur kas toliau, kur kas giliau. Dažniausiai jie turi tam tikrą supratimą apie pasaulį, apie pasaulėdarą, tam tikras nuoskaudas turi, tam tikras tragedijas, istorinės tragedijas. Ir aišku, tai neišspręs problemos. Bet gerbti tam tikrą prasme savo priešą mes galime išmokti. O tai mus apsaugos nuo mūsų klaidų jų atžvilgių. Ir gali tekti kariauti ir reikės, bet teisingai kariauti. Nepagilinant konfliktą dar problemų, neprisidarant dar daugiau problemų, nenuėjus pas juos su neteisingu požiūriu. Ir kada mes nežinome tikrosios problemos, mes sprendžiam netikrą problemą, o tai kelia dar didesnės problemas. Palankus saikas visą laiką padės mums surasti tikresnės problemas. Mes nežinom dar tos kitos pusės, kur kažkokie žmonės išdrįsta ir pasako, kad jų šeimos yra terorizuojamas, pasakome, jeigu mes visus sprogdinsi, pavyzdžiui, mes nužudysim per visus vaikus ir taip toliau mes nežinom iš tikrųjų tos kitos pusės, kas yra nutyloma nuo mūsų nuslėpia. Mes tik tai matom tai, ką matom. Šiaip dar truputuką į tai. Palankaus saiko principas, kaip ir kiti principai, ir, sakykime, tas teisingo savo liežuvio valdymo ir atleidimo principas galbūt sunkiau įgyvendinamas yra, kai mes kalbam apie tautą, dėl to, kad niekas neprisiema atsakomybės. Kažkas toje, gerai, jeigu mes kalbam apie atleidimą, tai kažkas toje tautoje turi atleisti, ne? Bet kas yra tauta? Yra žmonių minė. Tai aš šiuo atveju galbūt nuleisčiau viską iki asmeninio žmonių lygio, kada susitinka du žmonės, ką jie daro. Vienas yra, sakykime, vyksta dėrybos prie stalo, ten, sakykime, ten islamo valstybė ir galbūt, sakykime, mūsų atstovas. Kaip jų požiūris vienas kitą, kaip jie traktuoja vienas kitą. Ir galbūt tas asmeninis santykis, jisai gali daug ką pakeisti, jų bendravime. Kartais netgi ideologiją. Gerai, kad jie, kurie du susitinka, jie supranta tą visą reikalą, buvo čia Lietuvos atvejais, kada Brazauskas atsiprašė žydų tautos nuvažiavęs į Izraelį ir savo šitų, kurie žuvo, žiūrėkit, kaip kiti žmonės išsižengė. Kodėl jisai užbaigia? Gerai, prisiminkite visą laiką. O ko jūs tikėjotės? Visą laiką bus. Prisiminkite tą istoriją apie karalių ir močiutę. Brazauskas norėjo gero, kaip iš tautą atsiprašė, Jo, tikriausiai buvo pasverta, kas yra labiau žalinga, kas yra labiau teisinga ar naudinga. Aš supratau, kad negalima nešti santykių problemų iš krovos, pradėjau aiškintis patiem, bet gal pasitaikyti žmonėm, kad nori išnekėti, kartais būna tas toks kamštis, kad nesiaiškinama. Ir kaip suprantu, jeigu aš teisingai supratau, negerai to nešti žmonėm, kurie yra šalia, kažkokia santykiai yra su šeima, tai yra kaimynas ar ne. Ar galima būtų pasišnekėti su žmogum visai kitam, kas sakytume, ir miesto gale, kuris nieko nežino, absoliučiai atsisėdo, paimti ir pasakos, nes žmonėm kartais reikia įsikalbėti, kartais papasakos savo problemus. Ir geras klausimas, ačiū. Ar tai būtų šmeižtas? Žiūrėk, viso to principo pagrindinė vinis yra ne pats kalbėjimas
o tai, ką tavo kalbėjimas padaro tam žmogui, kokią terpę tai sukuria. Šiuo atveju paimkim, sakykim, izoliaciją, ar ne? Jeigu aš kalbu su žmogumi, kuris yra nuošaly, nepažįsta nieko, jis niekaip negali įtakoti to žmogaus. Tai vadinasi, kaip ir nėra problemos. Problema ne tame, kad tu negali šnekėtis, nenoriu pasakyti, tai dabar visi užsisiūkit su savo problemom ir niekam nepasakokit nieko. Žiūrėkit, kam kalbat ir žiūrėkit, ar tai kuria žalą, daro daugiau žalos ir jūs tiesiog paleidot savo liežuvį, nes turit nuoskaudą, atėjot ir išteškėt bendradarbiam visą tai, ką, ta prasme, savo, apatinius pakabinot, visi jie dabar čia mato, žiūri ir aptarinėja. Ir visi jie pažįsta žmoną tavo ir tu žinai, kad žmona pajaučia tą įtampą, kitas draugas pasako, žinau, pašnekėjo apie tave ir viskas, ir paško, ir tada tu nebevaldai nieko. Šiuo atveju, kai tu kreipiesi į specialistą, arba, sakykime, taip, visai svetimą žmogų, su juo šnekėsi, jis nesukuris tos problemos. Nebent atsitiktinai po kelių metų jis sužinos, kad susipažins su to žmona, sakys, čia šnekėjai. Tada tai. Bet sakau, visą laiką protingai įvertinti, ką tu sukuri ir ko tu sieki. Kaip aš jau atsakiau, jums motyvas yra labai svarbu. Kokiu motyvu tu tai darai. Svarbiausias principas – nepadaryk žalos. Neapjuodink žmogaus, nepriversk jo pasijausti izoliuotų, nepadaryk taip, kad jis būtų išgėdintas viešai ir jokių būdų neleisk jam, kad tos, konfliktą jūs išspręsit, bet visą tą, ką sukūrė tavo kalbos, gali ilgai dar trukdyti gyventi. Kaip gražiai paaiškinti draugui, kad jisai nepasakotų savo problemų. Kad jisai nežudytų manęs, kažko kito. Vėlgi, neturėk lūkesčių. Greičiausiai jis bus, jeigu jis yra toks žmogus, kuris mėgsta kalbėti, tol kol jis pats nesupras žalos, ką jisai daro. Tai aš tiesiog pasakyčiau taip, žinai, tau pasisekė, kad tu turi tokį draugą kaip aš, kuris neišneš, ką tu man dabar pasakėjai, bet gali būti, kad tu pašnekėsi su kažkuo ir jisai išneš, o tada tau bus didesnė problema. Tai šiuo atveju, jeigu tu matai, kad tu nesustabdai, tai atsakymas kaip ir jums. Būk tas, kuris sustabdo, tu būk paskutinė stotelė. Tai tavęs nenužudys, jeigu tu neišneši toliau. Atvejus kaip smurtas šeimoje ir gali baigtis mirtimi. Yra labai daug atvejų, šimtai programų rodo šitą įvykį. Apie smurtančius vyrus, kur moteris negali skųstis ir baigėsi tai, kad vyras nužudo moterį ir lieka vaikai ir vaikai efektinti ir visą kitą. Kaip nesikišti visiem ir būti tokioje situacijoje? Šitoje situacijoje greičiausiai jums nepavyks ir net nereikia. Jums reikia ieškoti pagalbos tokiu atveju ir tik tais apgalvoti, gerai, kai jūs kreipiatės pagalbos į žmonės, kurie gali jums padėti, sakykime, kažkokios tarnybos, ne, kurios gali spręsti problemą. Jūs ir kalbat su jais, bet rate visą laiką bus žmonių, kuriems norėsis tiesiog smalsiai sužinoti, kaip kančias detalės. Tai va šiuo atveju čia turėtume pasakyti gerai. Kalbu tiek, kiek leidžia spręsti problemą, o ją spręsti reikia, jūs negalit viena. Tai šiuo atveju, bet kokiu atveju, kreipiantis į specialistus, į profesionalus, į žmonės, kurie neša atsakomybę už tai, kad jie žino, yra etikos kodeksai, kaip elgtis su tokia informacija. Aišku, vėl, nepuoselėkim lūkesčių, kad kartais nenutekės, ypač jeigu Anglijos karalienė ir jūs paskelbėt apie savo problemą šeimoje, tai greičiausiai paparaciai susigaudys, susižinos. Bet mes gyvename netobulom pasaulyje. Bet kiek nuo jūsų priklauso, tą principą tiesiog bandykite apriboti tos smalsučius. Tai ne jūsų reikalas. Vėlgi, kiek tai įmanoma šitoje netgi situacijoje, kai jūs bėgate nuo šito žmogaus, vis tiek saugokit jo reputaciją, kiek tai įmanoma, nes tai gali jam padėti ateityje atsistoti ant kojų. Galbūt jūsų keliai išsiskirs, bet tai bus geriausia dovana, kurias jam turės. Netgi jeigu jūs
netgi jūs galvoja, kad jis nevertas. Bet tai gali būti tas saikas, kurio pagrindu jums bus atseikėta daugiau, negu kad jūs tikitės. Jeigu dar turiu klausimų, būkite drąsūs.